Kam labiau pergalės reikėjo, jums ar jiems? Mums reikėjo labiau pergalės, nes būtume turnyre pakilę dar aukščiau, bet jiems tiko lygiosios. Na, iš esmės ir mes tokią savo minimalią užduotį vykdėm, nesam paskutiniai, neišeinam ant dinerio. Tai tokia irgi ta mažoji užduotis. Prieš rungtynes irgi aišku, kad nebusit nei 8, nei 7, tikrai paskutiniai nebusit. Tarsi aš jau skaičiuoju po 4 jau. Užėmė 3 vietą. Dar neaišku, ten, man atrodo, gali būti ir 2. Gerai, jeigu busit 3 ir gausit žaibo kirtį, kas realu, ar ne? Irgi ne padarak. Ne, irgi. Ir dar žinant jų motivaciją prieš mus, tai ten iš tikrųjų irgi labai stipru. Tai, aišku, mes norėtume žaisti su Kasbergu, nes tokia mums draugiška komanda, tai norės tokio džentelmeniško futbolo, o po to mes mane ten toliau atidėti, kai jinai bus vėlesniems laikams. Šiandienos rungtynėse, kas lėmė tą tokį rezultatą? Sakykim taip, šiandien pas mūsų sudėtinė buvo mūsų visų puolėjų. Pertas vienas frontą laikė, visa buvo gynyba, tai gynyba atstovėjo. Galbūt Skaidiškiam nereikėjo labai pergalės nelipo ant mūsų, tai toks gavosi, man atrodo, toks lygų žaidimas. Gal vieni vienų momentų dominuodavo, kitų momentų kiti. Tai taip, man atrodo, Skaidiškas, ko norėjo, to gavo, o mums gal irgi vienas taškas tinka. Pirmasis etapas. Tenkina, netenkina, geras, blogas, koks? Aš sakyčiau, normalus toks, 7. Tai, kad mes ten nesam pirmi, tai čia buvo praeitų metų toks mūsų gulbės giesmė tokia geroji. Tai mes kaip žaidžiam tokiai vietoje ir esam. Tai esame tarp 4 stipriausių grupėje ir aš manau, kad čia toks jau minimalus tikslas padarytas, o maksimalus bus. Aš tikiu, kad mūsų komanda moka žaisti play-offuose, mes daug metų visada ten pasirodom gerai, išdeleguojam visus, kas mums papuola pakeliui. Ten po to būna dėl medalių, tik tai jau, bet kadangi mūsų komanda yra tokia tikrai mėgėjiška, tai aš manau, kad mums ten geri rezultatai. Tai šiemet keliamas tikslas, aš sakau, būti 4 ir turėti medalius, tai aišku, minimum 3 vietą.